Kaip manote, ką aktoriai veikia prieš spektaklius užkulisiuose? Kartojasi savo vaidmenį. O kaip iš jūs įsivaizduojate tos užkulisius? Turėtų būti visiškai maišalinė, visi bėgioja, laksto, ieško kažko, ko reikia, ko nereikia. Aš tai taip konkrečiai daug apie teatrą nežinau, bet ką palinkėti, kad eitų daugiau negu kino teatrus. Nes teatras tai yra, kai matai kaip kuria tą momentą. Dėl atrodo, kad geriau negu filmas. O ką šiaip manote apie Lietuvos nacionalinį dramos teatrą? Kokį įvaizdį jūsų galvoje jis sudaręs? Nu, pats įvaizdis, tai, ką žinau, gal mažai reklamos, sakykime, yra, bet gal daugiau reklamuoti reikėtų tos jaunimui, gal labiau akcentuotos dalykus, kai jis labiau lankytus studentams ir panašiai, kaip sakant. Nežinau daugiau. O sakykit, ar įsivaizduojat, kaip turėtų atrodyti užkulisiai teatro? Užkulisiai? Taip. Kadangi teko būti čia, nes mano vaikas čia vaidina, tai buvau susiformavęs biškį kitokią nuomonę, bet į gerą pusę dabar, kai teko apsilankyti, iš tikrųjų įdomu. O pavyzdžiui, ar žinote, kuo skiriasi amfiteatras nuo parterio? Toks suktas klausimas. Amfiteatras? Nuo parterio. Amfiteatras tai atviras, ne, ir lauke. Ar ne? Ne visai? Ne viršui, ne balkonai? Ar vėl? Apačioj parteris. Parteris apačioj. O amfiteatras? viršui. Jo, nes pas mus, ką žinau, Šiauliuoju, aš tai Šiauliuoju, tai ten amfiteatras, tai žinau, atvira erdvė tokia. Prisistatyti saliukai ir va, tai aš dėl... Kaip manote, kaip atrodo teatro užkulisiai? Normaliai. O ten užkulisiuose vyksta nemažesnis turbūt darbas nei scenoje. Visas sunkiausias darbas, pasiruošimas, atsakomybė prieš žiūrovą. Kaip tokia paslaptinga vieta, kurioje vyksta stebuklai. Gražus gyvenimas ten vyksta, kaip sakant. Nuolat dirba, bet manau, kad tai yra ne tik jų darbas, bet ir gyvenimo būdas. Gal netgi. Na, aš manau, kad aktoriai yra gyvi žmonės, tai greičiausiai jie pirmiausia, kaip ir prieš kiekvieną spektaklį, matyt, kažkiek jaudinasi, o taip pat užkulisiuose galvoja, na, kas gedės į jų spektaklį. Aš įsivaizduoju, kad bando susikaupti ir mąsto apie tai, kas vyksta, kas tuoj vyks scenoje. Jie valgo arba daro ką nors, ką jiems patinka. Pavyzdžiui? Valgo. Manau, kad tai yra atskiras teatro gyvenimas, turbūt antra teatro pusė, arba ta dalis ledkalnio, kuri nesimato scenoje. Tikriausiai yra tai. Aš labai norėčiau tikėtis, kad jie ten repetuoja ir kartojasi tekstą. O ką jie ten veikia, tai nežinau, gal jūs jų paklauskit, bus labai įdomu pamatyti tokį filmuką, kurie pasakoja, ką jie ten veikia. Aš tiesiog norėčiau palinkėti, kad aktoriai toliau statytų spektaklius, žmonės juos eitų ir žiūrėtų. Na šiaip, tai gyvuoja teatras.